Ух ты! Хардинандесимо! Как делишки, братишки? Vienas ar lauki kažko? Laukiu, žinok, tavęs laukiu ir džiaugiuosi tave matydamas. Nu, jau majo, nu ką, baigėsi razborkės. Klausyk, įgliuk čia buvo, bazarinu, kažką bazarinu, bet nepyk, neįtikino. Ir matai, teisingai neįtikino, va, kaip. Ir galvoju, tu čia, tą progą aš statau šitą, bidalagą. O, ta dynčka, mum po 50 viskarioko. Davai. Vat, nu, kaip ten su broliais Kelmarais, viskas pasibaigė, mangi paleido. Viskas ten susitvarkė. Daug triukšmo dėl nieko. Nesakyk, kaip ne kaip yra lavonas. O ten, kur yra lavonas, ten problemos. Iš tikrųjų, tu žinai Benios telefono numerį. Хардинанди, ты меня обижаешь. Aš gi tu sakiau, vo, blin, jisgi telefončikus tos keičia, žinutę parašo. Telefončiką pakeitė, žinutę parašo, o dabar vat pakeitė ir dar neparašė. Tai kam jis keitalioja tos telefus? Atsargus, jo majo, jisgi visada buvo atsargus, aišku, dabar jau periboras. O e-mailas, Facebookas. Mes tokiais dalykais nesinaudojam. O gyvena kur jis? Visur. Būna viešbutyje, reiškia, būna nuomuojasi, o ir skraido tuda-siuda. Tenerifės, Bali, Peru, Šmarų. Kaip ta nauja narkata? Neįsukot? Nu, ant pavalgymo pasidarom, bet dar, žinok, netobula. Gamyba brangi, paklausa maža ir svarbiausia, beniucha, žinok, toks be nuotaikos, be įkvėpimo, rankas nuleidęs, toks, nu, distrofinė tokia pasimoralinė būsena. Tai ko jis taip saugosi? Kažko tu iki galo man nepasakai. Blin, nu, kaip tai nepasakau, sakau, kaip yra, jo majo, nu, depresija turbūt, nu, anksčiau kaip būdavo, kada jis depresuhoj, jis mane pasikviečia arba pats pageriam tuda-siuda ir išlipa, o dabar šio, va, tokia, kaip sakosi, abstinencijos kaina. Man reikalingas Benės, supranti? Paskui gali būti per vėlų. Kas reiškia, gali būti per vėlų, Ferdinand, tu mane gazdini. Man reikia pasikalbėti su Benė. Tai sakau, įti tvoju mat kaip yra, Ferdinandai, iš kur aš tau jį ištrauksiu? Sugalvok ką nors. Nežinau. Сука. Пацаны, здорово. Tai prisėskit. Prisėdam. Aha. Taip. Nu, kas ką gers? Mane. Aha, a tu? Man irgi. Tada nereikia. Karočiai, pацаны, расклаdas toks. Reiškia, Ferdinandas atsimachalino nuo brolių Umarovų. Va, ir dabar ieško beniuchos, sako, žiauriai reikia. Iš kur žinai? Nu, buvo čia, va, pas mane pasidėjom, programą padarėm. Tai kam jiem Benė? Nesako, va, bet galima padaryti išvadą, pацаны, kad jei taip labai reikia, vadinasi, galbūt išlindo kokie galai. Atsiminat iš tos istorijos, kada mes jį beniuchą traukėm, kada jį Henrikas dėl tų narkozikų pagrobė. Nu. Tai kad jie nieko nežino. Taip, Marisolinka, taip. Nu, o gal susapnavo, gal kas ką pastukalino. Tai būtų jau atėję, arba bent jau šarkį pasiimti. Va, Larisolinka, o jeigu čia yra didelio kipišo pradžia? Gardai nieko nepapasakai? Viską papasakoju. Viską, Marisolka, ot kaip yra, blin, kad mes uždirbam ant pavalgymo, bet aišku, kad kaip tas, kad dirbam kaip fabrikas, nepasakiau.